šiandien pritarėme naujos 19 vyriausybės programai. Seimo statutas ir vyriausybės įstatymas numato, kad vyriausybės nariai prisiekia Seimo posėdyje prisaikdinimo procedūrai. Sąžiningai tarnauti tėvyniai, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Tepadeda man Dievas. Aš, Kęstutis Budrys, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jo žemių vientisumą. Tepadeda man Dievas. Rodo, kad ši koalicija geba ir mėgsta stebinti. Vyriausybės programoje iš tikrųjų yra nelabai prasmingi, juk visi minėti siurprizai pateikti. Antisisteminę Nemuno aušrą gavo aplinkos ministrą Laisvės partijos. Balsavo už nepaskolintą Lietuvą. Daug lūkesčio žmonės yra su antrosios pakopos pensijų. Vyriausybės programa iš pirmo žvilgsnio tikrai atrodė viltingai. Galiausiai mes vertinsime neprograminius pažadus, nuo kurių nekartą jau buvo. Per programos svarstymo visą procesą iš tikrųjų buvo pateikta labai neblogų siūlymų iš įvairių organizacijų, švietimo, sveikatos srityje, bet visi šitie dalykai atsiras programos įgyvendinimo priemonių plane, niekas nebus pamiršta ir iš tikrųjų tų pasiūlymų buvo labai racionalių ir gerų. Nepabėkit sekundytę. Pirmiausia, vyksiu tai užsienio reikalų taryba. Posėdis yra pirmadienį, gruodžio 16 dieną, o po to po nedidelės pertraukos į Kyjivą. Visi trys pasiūlyti ministrai išėjo iš Nemuno aušros, visi trys suderinti su premjeru Gintautu Palucku. Gintautas Paluckas visus tris pateikė prezidentui ir juos patvirtino. Jie nėra partijos nariai, jie nėra su partija niekaip susaistyti, surišti ar ten gyvybės įžadais pasirašytais, jie nėra. Tai jeigu klausite tą dalyką. Santuoka su jais irgi nėra pasirašyta. Jokių atsisakymų, ar jeigu jie nesutiks kažką tai vykdyti, gyvendinti, išeiti iš ministro, irgi tokio nėra. Perskaitėme įdėmiai vyriausybės programą ir tiesą pasakius, jie yra ir nekonkreti, ir kai kuriais atvejais prieštaringa. Ir stebint apskritai visą vyriausybės formavimo ir šios koalicijos darbo pradžią, akivaizdu, kad viena pagrindinė tendencija išryškėjusi, kad nuolat pažeriama staigmenų.